Sveiki. Mano klausimas tas tradicinis. Tai kava ir ir šokoladas. Yra vienas iš nuostabių dalykų, kur gali pagerinti emocinę sveikatą. Puiku, viskas. Tai tada jūsų pranešimas, čia yra puodelis suvaldyti ir per centrą jūsų laikas. Pasistengsim šiandieną įdomiai pateikti savo įžvalgas ir savo pastebėjimus. Visų pirma, noriu pasisveikinti su auditorija, kuri susirinko čia salėje ir už ekranų. Tai sveiki visi. Emocijos mūsų, iš tikrųjų mūsų valdo emocijos ir mes į emocijų vedami susikuriam savo įpročius. Ir tais įpročiais vadovaujantis jie sukuria mums ciklus tokią kaip ir rutiną. Tai va dabar jau viskas pavyksta. Ar matote? Auditorija mato, ne? Tai emocijos, ne? Mes šiandien kalbam apie emocinį valgymą, apie mūsų emocijas, tai aišku, tiek baimė, tiek pyktis, tiek nubudulys, depresija, vienatvė, nerimas, kaltės jausmas kažkoksai, tai vienatvė gali sukelti tam tikrus emocinio valgymo, tokius įtampas ir tokius protrukius. Na, nuo to mes turbūt nepabėgsim ir toksai ciklas, kad iš pradžių mes suvalgę maisto, jaučiamės geriau, nes išsiskiria tam tikras hormonas, toksai serotoninas, labai svarbus mūsų gerai savijautai. Vėliau praėjus kažkiek tai laiko, jo kiekis sumažėja, mes vėl prasčiau pradedam jaustis ir vėl mums ateina tas toksai dar vienas etapas, kai pačioje pradžioje mes to nejaučiam, mes gerai, viskas vyksta kaip ir sklandžiai, bet tam ciklui sukantis didesnį kartų skaičių mūsų gyvenime, pradeda didėti vienas dalykas – svoris. Ir kai pradeda didėti svoris, mes pradedam jausti kaltę. Ir kai mes pradedam jausti kaltę, mes tada toliau sukam tą ciklą, tik tai jau didesnių dažnių. Tai mano šitoje skaidrėje matote, yra parašyta, emocinis valgymas pradinėje stadijoje nėra mitybos sutrikimas. Tai reiškia, tai yra tiesiog būsena, kurioje mes galim nusiraminti, kurioje mes galim atsipalaiduoti ir jaustis truputėlį geriau. Vėlesnėse stadijose tai jau perauga į tam tikrus sutrikimus. Nes kaip kalbėsiu vėliau, dėl ilgesnio tam tikro maisto davinio kiekio mūsų mityboje, mums keičiasi ir mūsų žarnyno sveikata ir mūsų bendrai organizmo viso sveikata, didėja svoris, prastėja nuotaikos ir taip toliau. Taip, kad tai turi didžiulę sąsają. Pačioj pradžioje atrodo nieko baisaus, bet vėliau turi tikrai didelę sąsają. Na ir turbūt paskutiniai metai, ypatingai visom šalim buvo tikrai išbandymas, emocinis, psichologinis išbandymas. Kai atėjo pandemijos laikotarpis, mes jautėm didžiulį nerimą, didžiulį nežinomumą. Sirgom patys, sirgo mūsų tėveliai, mūsų artimieji, kai kas iškeliavo į kitą pasaulį. Mes tikrai turėjom daug iššūkių, tiek medicinos darbuotojai, tiek ir visuomenė. Na, turbūt nepaslaptis, paskutiniai metai, nespėjus pasibaigti pandeminiam laikotarpiui, įvyko kiti emociniai sukretimai, kur dar dabar kamuoja visą pasaulį ir visą Europą, Ukrainoje. Tai tikrai tas emocinis toksai, emocinės stresas yra iš tiesų didžiulis. Na ir kiekvieną dieną mūsų galvoj, nuo pat gimimo, įsivaizduokim mažą mergaitę, kuri atsikeli ryte, nori eiti į darželį, ir jai svarbu, kokią suknelę apsirengti. Ar ta rožinė suknelė, ar ta gelsva suknelė. Ir tai jau jai yra stresas, tai jau jos yra emocija, kurioje jinai jaučia tam tikrus išgyvenimus. Kaip į ją berniukas pažiūrės, galbūt atėjus kažkokiam tai laikotarpiui, kaip galbūt ten draugėm ar patiksiu ar nepatiksiu. Tai čia yra toksai mažas mūsų galvoje rūpestėlis, bet su laiku tie rūpesčių vis daugėja. Mes galvojam ir apie savo pajamas, apie savo atlyginimą, apie savo šeimą, apie savo vaikus, kaip jiems seksis. Tos emocijos mums tikrai, jos ypatingai aktyvios ir kiekvieną dieną jos sukasi ir tų daug reikalų, toksai kaip didelis kompiuteris veikia ir daug informacijos apdoroja ir daug įvairių rūpesčių apdoroja. Tai tos emocijos jos yra be galo svarbios, aišku, ir mūsų gerai savijautai. Nu, kai atsiranda
tam tikri išgyvenimai, vienišumas ten, arba baimės kažkokios tai, mūsų riboja ir mes tada stengiamės kažkaip tai jas kontroliuoti, jas valdyti. Tai tas emocinis irgi valgymas, aš šiandien kalbėsiu apie emocinį valgymą, jisai turi tam tikras rekomendacijas. Visų pirma, tai tas emocinis valgymas ir jo valdymas, tai visų pirma reikia valdyti ne pačią mitybą, ne patį maistą pačioje pradžioje. Aišku, jį irgi mes apie tai kalbėsim, ką reikia keisti, ką reikia kontroliuoti, kaip galima pagerinti, kaip palengvinti. Pasistengsiu duoti pakankamai nemažai šiandien pavyzdžių. Tokia bus paprastesnė galbūt paskaita, mokslinė žinutė paprastesnė stengsiuos duoti, bet daugiau gilia patarimais, paprastais kažkokiais tai pavyzdžiais. Ne? Tai emocijų valdymas, ką mes galėtumėm padaryti ir šiandien ir gydytojos kalbėjo ir Ana keitėsi savo patirtimi. Mes iš tikrųjų įvairiais būdais galėtumėm tas emocijas įtakoti. Tai visų pirma valdymas. Jeigu mes kalbam apie valgymą, reikia suvokti valgymą kaip malonumą, atsipalaidavimo priemonę, bet taip pat mes galime pasverti, jeigu tas valgymas ir tas malonumas mums jau pradeda kelti problemas ir kelia, pavyzdžiui, kalties jausmą, baimę kažkokią, tai jau atsirado viršsvoris, tai mes jau turėtumėm ant svarstyklių padėti tą ir sukurti savo pradžioje minčių balansą, sukurti tą savo minčių palyginimą tokį, kas yra geriau. Ar man šiandien daugiau pavalgyti ir tokiu būdu šiandien trumpam laikui nuraminti savo emociją, ar tai gali prisidėti prie mano blogos savijautos, prie tos kalties jausmo, kad suvalgiau prie papildomų 1 kilogramo, kuris atsirado ir panašiai. Tai va tas emocijų valdymas jisai labai svarbus. Ir aišku, jeigu jau atsirado viršsvoris, kas dažnai per tą emocinį valgymą, per tą ciklo įsisukimą atsiranda viršsvoris ir nutukimas vėliau, reikia pripažinti savo, visų pirma pačiam, kad man tai yra. Kaip sakoma, kartais reikia savo įsižnybti, kartais įsispirti užpakalį ir sakyti, okei, man jau taip yra, man jau reikia kažką daryti. Paprastas pavyzdys, pandemijos laikotarpis, visi čia sustojom fiziškai judėti, aš pats irgi daug sportavau, paskui nebegalima buvo niekur eiti sportuoti ir atsirado 4, ne 3 maždaug papildomi kilogramai. Ir aš jau sėdžiu ir galvoju, man jau stresas, jau, atsirado 3 kilogramai, žiūrėk, užsidedi kostiumą, žiūrėk, nelabai gerai jautiesi tam jau naujam kostiume, galvoju, kažką reikia keisti, gerai, mankštas pradėsim daryti. Ne? Jeigu anksčiau sportuodavau išeidamas kažkur, tai dabar pasikeitė situacija, aš atradau būdą, kaip aš galėčiau atsistatyti tą savo svorį ir padėdamas sportuoti namuose, tiesiog mankštas daryti. Ir pakankamai greitai man pavyko grįžti vėl į savo svorį ir aš labai džiaugiausi. Ir atėjus antrai pandemijos bangai, kai vėl pavasaris, vėl viskas susidarė, aš jau buvau tas toksai, kuris jau aš nebe pasiduosiu savo tai pagundai nieko nedaryti, jau toliau tęsiu savo tas mankšteles. Tokiu būdu ta savianalizė, tas problemos pripažinimas, jisai suveikia kaip receptas, ką reikia daryti ir kaip reikia keisti. Dar emocijų tų valdymo priemonė - miego. Miego kontrolė, jinai labai ir svarbi. Poilsis ir darbas, mes turime turėti taip pat puikų balansą ir mes turėtumėm miego trūkumą reguliuoti. Jeigu jau mes trūkstamų miego, reikėtų pasižiūrėti, kodėl mes jo trūkstam. Ar mes einam per vėlai miegoti, ar galbūt einam iš vakaro pasižiūrėję kažkokią tai sukrenčiantį, kažkokią tai informaciją, filmą, žinias, paklausę arba Facebooką panaršę mobiliam telefone prieš eidami gulti apie įvykius Ukrainoje ar dar kažkur. Tai reikėtų kontroliuoti ir žiūrėti, jeigu man tos emocijos, tos neigiama informacija mane įtakoja labai stipriai ir aš dėl to labai jaudinu ir pergyvenu, man reikėtų visgi tada nežiūrėti tos informacijos ir tokiu būdu kontroliuoti. Galima ir pagerinti tą truputėlį miegą. Mes turim klausimą, turbūt taip? Norėčiau paklausti, pavyzdžiui, jeigu darai power nap 10 minučių, šiandien yra tiesiog, kad miego trūksta naktį ar diena? Nelabai supratau pačio klausimo. Ne, yra toksai power nap. Taip. Kai 10 minučių atsiguli, nulūžti ir pamiegi. Pamiegi. Toksai dienos miego, ne? Dienos Okay. miega
puikia priemonė. Jeigu yra galimybė dienos miego numigti, tai yra puikus atsipalaidavimas ir emocijos persikrovimas. Ir vėl tu esi energingesnis, vėl nuotaikingesnis esi. Gal tiesiog naktį daugiau miego reikia, ar ne? Nebūtinai, iš tikrųjų priklausomai, aišku, kiek jūs miegate naktį, bet jeigu 8 valandas, tai yra tikrai, ar 7 valandas, priklausomai nuo amžiaus, tas irgi labai yra svarbu, bet ne mažiau kaip 6, tai tikrai. Tai dienos miegas irgi yra puikia priemonė, beje, irgi valdyti tas emocijas. Tai sportavimas, pasivaikščiojimas, puikia priemonė emocinių valdymui, ne? Nes tas tiek poilsis, tiek, kaip aš sakau, meditacija, tai meditacija gali būti tiek vaikščiojimas meditacija taip pat gali būti tiek ir išėjimas į mišką, kai ką meditacija išvažiuoti žvejoti, kai ką meditacija išvažiuoti medžioti. Trečia meditacija gulėti kažkur tai prie ežero ar prie upės. 4 gėlininkystė, auginti augaliukus. Beje, pavasaris galima juos pradėti ir nuo šio pavasario auginti. Ne? Galbūt svogūną užsiauginti pas save ant palangės, galbūt kažkokią tai daržovę užsiauginti. Tai irgi yra meditacija, tai yra pabuvimas. Man meditacija yra pabuvimas pačiu su savim. Aš kiekvieną rytą stengiuosi pamedituoti, pabūti pačiu su savim, su savo mintim ir užsiprogramuoti save, savo emocijas visai tai dienai į priekį. Tai tiesiog man tai tas rytas prasideda nuo tokios savimeditacijos. Ir aš stengiuosi pajausti tą tokį geros emocijos pliūpsnį pozityvumu. Man kas labai patinka, ieškoti pozityvumo. Mes visi labai dažnai susikoncentruojame į kažkokius tai rūpesčius savo, bet tas rūpesčių ieškojimas, jisai neduoda mums teigiamų emocijų. Mums ieškojimas pozityvo duoda teigiamas emocijas. Tai šiandien aš kalbu apie mitybą, matot, labai daug. Iš tikrųjų kalbu apie emocijas ir jų valdymą. Nes tai yra irgi svarbu, ką mes toliau su savo ir mitybą tai padarom. Taip, kad tai yra labai labai svarbu ir beje, ir kaip mes toliau elgiamės namuose būdami. Ne? O namuose labai dažnai, jeigu mes būnam vieniši, jaučiamės arba uždari, jeigu kažkokių rūpesčių turim, labai dažnai vėliau nueinam į tą šaldytuvą, į tą dėžę ir atsidarom tas, kas ten yra, arba iš stalčiaus išsimam kažką tai labai saldaus ir skanaus. Ne? Tokiu būdu bandom nusiraminti ir savo tą emociją sukontroliuoti. Retkarčiais tai yra gera priemonė, bet jeigu jinai labai dažnai kartojasi, jinai priveda prie rūpesčių. Tai man visgi ta emocijos reguliavimas padeda knygų skaitimas, kai kam kūryba, kai kas kuria dainas, kai kas kuria eilėraščius, kai kas kuria meno drožybos elementus. Kiekvienas mes galim atrasti. Kiti iš popieriaus lanksto įvairius tiek paveikslus, tiek karpo įvairius. Tikrai yra meno daug dirbinių, kur žmogus tiesiog iš šiaudų, iš pagaliukų, iš įvairių dalykų gali susikurti nuostabius dalykus ir tai yra irgi meditacija. Ne? Kai kam aš atsimenu vaikystėje iš degtukų statydavom šulinukus, namukus ir tai irgi yra meditacija ir tai irgi emocijų valdymo priemonė. Taip kad tai yra daug. Gyvūnų terapija, tiek su delfinais, tiek su šuniukais, tiek su arkliais, tiek su kačiukais, tiek su paukšteliais, tiek su žuvytėm. Kas jums patinka, yra įvairiausių begalė daugybė priemonių. Kita terapija, dar viena, kuri labai gerai atstato emocijas ir aš rašydamas šitas priemonės, aš per save praleidau, stengiausi surašyti tas, kas ir mane įtakoja. Šalčio ir karščio terapija. Kas yra karščio terapija, turbūt mes žinom. Šiltas oras, vasara, ne? Bet galbūt žiemą tos vasaros nesusikursim, bet žiemą mes galime susikurti pirtelę savo. Galbūt išvažiuoti į sodybą ir ten turėti pirtelę. Galbūt nuvažiuoti į sporto klubą, kur yra pirtelė. Ir taip susikurti savo karščio terapiją. Na, o šalčio terapija vėlgi. Vandens procedūros, rytinės, ne, po šaltų vandeniu iškart jūs tampate žvalesnis. Kaip kad tai yra tikrai nemažai. Kaip tai galima kontroliuoti? Mankšta, kaip ir minėjau, atsipalaidavimas. Vaiko pozoje. Kartais emocijas reikia nuraminti, kartais reikia išsikrauti, kartais reikia išsiverkti, kartais galima tiesiog pagulėti vaiko pozoje, pas kam yra labai labai sudėtinga. Tai irgi padeda. Aromaterapija. Mes žinom, kad kai kurie kvapai mus ypatingai gerai nuramina.
Kai kurie kvapai suaktyvina mus darbui, kai kurie kvapai yra, kurie suaktyvina nuotykių ieškojimą ir panašiai. Taip kad aromaterapija yra irgi puikiai priemonė. Pokalbis. Nieko nėra geriau kaip pokalbis su artimu žmogumi, su draugu. Ir jeigu neturite draugo, jeigu nėra to pokalbio, su kuriuo galite pravesti, yra telefono tam tikros pokalbių linijos, psichologinės tam tikros linijos, kur taip pat galima gauti tą pagalbą. Muzikos terapija. Visą laiką geras gabalas, gera muzika mus motyvuoja veikti kažką tai. Ir kiekvienas turim turbūt savo gerą gabaliuką, kur mintyse galim paniuniuoti ir tokiu būdu gauti geresnį savo tokį vidinį vaibą, geresnę vidinę nuotaiką ir su ta nuotaika toliau ir netgi vesti paskaitą. Ne? Taip, kad tai yra kiekvieną minutę mes galim save motyvuoti. Šokio terapija, įvairių hobių turėjimas, kaip minėjau, padeda tiek vandens, arbatų gėrimas. Jeigu mes kalbam apie mitybą, jau mes artėjam link tos mitybos, tikrai jinai bus, šiandien bus išnagrinėta šitą temą. Vietoj to, kad prisikirsti gerai, mums reikia pagalvoti, ar mes tikrai norim valgyti, ar mūsų organizmas tiesiog dehidratuotas, mums tiesiog galbūt trūksta daug vandens. Ir aš rekomenduoju padaryti tokią eksperimentą. Kai jūs norit valgyti, nueikite ir išgerkite stiklinę arba 2 stiklinės vandens. Nepatinka gert vanduo, pasidarykite stiklinę arba 2 stiklinės arbatos. Ir pasidarykite tokį eksperimentą. Kol neišgerėt vandens arba arbatos, jūs neinate valgyti. Labai dažnai užteks išgerti vandens arba arbatos ir jūs nenorėsite eiti vakare valgyti. Arba tada, kai jūsų ta emocija bus labai labai aktyvi. Na ir tinkamas maitinimasis, tinkamesnių užkandžių turėjimas. Tai kartais labai gerai turėti kažkokių tai daržovių, ten morkyčių, plautų, arba saliero, arba kažkokių tai džiovintų vaisių, arba dar kažkokio tai sveikesnio, tinkamesnio maisto, negu kad bėgti į McDonald's ir nusipirkti porciją ledų. Tai yra būdas savikontroliai, ne? Tai kartais taip reikia pasakyti. Nors kartais, tiesą pasakius, aš neatsimenu, kada buvau McDonald's, bet kartais galbūt netgi į tą McDonald's nueiti irgi yra geriau, jeigu jūsų emocinė būsena pasidarys geresnė. Kaip aš sakau, jeigu mes galvojam, labai stresuojam dėl maisto, ką mes valgysim, ar mums tinkamas tas maistas, ar netinkamas tas maistas, Jonas čia prikalbėjo, nieko negaliu valgyti, žodžiu. Savo vaiko nebeleidžiu pas draugus nueiti į gimtadienį, kur bus pica, Coca-Cola ir batonėliai kažkokie tai ten. Reikia pagalvoti, kokią mes žalą padarysim tam vaikui, kokį stresą sukursim, jeigu jisai nenueis. Taigi kartais to streso įtaka bus didesnė negu to maisto, kurį netinkamai jisai suvalgys. Tai tas balansas kartais jisai turi būti protingas ir turi būti išmanus. Mes neturim dėl to stresuoti, kad kažką suvalgėm ar kažko nesuvalgėm. Tik tai turėtų būti nedažnas efektas, nedažnas toksai procesas mūsų gyvenime. Rutina turėtų būti rutina, kurią mes susikuriam kiekvieną dieną savo gyvenime, o per šventes mes turim šventę švęsti. Taip, kad turim ir atsipalaiduoti, ir švęsti, ir linksmintis. Ir galbūt mažiau tada galvoti apie tai, kaip tinkamas bus tas maistas. Tai keliaukim toliau. Kaip mums kontroliuoti tą stresą? Ir štai čia mes turime 2 labai puikius veidukus. Liūdną veiduką, susirūpinusi veiduką ir linksmą veiduką. Kuo tie veidukai skiriasi? Tie veidukai skiriasi tuo, kad mūsų organizme vyksta tam tikri biocheminiai tokie procesai, kai išsiskiria hormonai, kai mes gaunam streso. Yra netgi toks internete, yra toksai filmukas, kai ožiukas sustresuoja, jį išgąsdina, jisai suakmenėja, sustingsta, nukrenta ant žemės, pasikrato ir po kelių sekundžių vėl atsigavęs vėl gali toliau bėgti. Tai yra procesas, kai mūsų organizme padidėja tam tikro hormono, kortizolio kiekis. Tai yra streso hormonas. Ir tas streso hormonas, jisai sukuria tam tikrus procesus, kuriais suaktyvina mūsų kraujotaką, susitraukia raumenis aplink kraujagyslių sieneles ir padidėja dažnis mūsų kraujotakos tam tikras pliūpsniai padidėja. Ne?
Ir labai dažnai, kaip sakom, arba lėk, arba stok, arba bėk. Toksai procesas vyksta, kai mes arba sustingstam, arba tiesiog mes norime kuo greičiau išspręsti, kovoti ir sukovoti su tą situaciją. Tai yra tas hormonas, jisai turi be galo didžiulį įtaką, nes jisai be galo svarbus ir jo, kai yra padidėjęs kiekis vieno hormono, sumažėja kito hormono atsakingo už mūsų nuotaiką kiekis. Serotoninas, dopaminas, tokie yra hormonų grupės, adrenalino grupės tam tikros, kurie balansuoja. Ir mes tą tokią savijautą, tą kortizolio ir serotonino tą balansą turim išlaikyti. Kaip jį išlaikyti? Na, visų pirma, tai yra svarbus procesas, kurį mes galim įtakoti. Ir maistas tam tikrą prasme, kadangi serotonino kiekis didžiąją dalimi išsiskiria mūsų virškinimo sistemoje ir mūsų žarnyne ir tik tai nedidelis kiekis smegenyse, tai mes labai turim suvokti, kokį maistą mes vartotumėm, kad mūsų tas kortizolio kiekis sumažėtų ir padidėtų serotonino dopamino kiekis. Tai tas yra labai svarbu, apie tai šiandien aš ir pakalbėsiu. Ir yra tam tikros priemonės, kuriomis remiantis mes galime paskatinti, atstatyti to serotonino kiekį, tuo pačiu sumažinant to streso hormono kiekį. Nes kai mes jaučiam blogą savijautą, nerimą, nuotaiką prastą, tai mūsų tas liūdnas veidelis, kurį matote ekrane, jisai mus labai įtakoja ir labai spaudžia. Ir norint, kad jisai pasidarytų linksmesnis, dažnai tai būna, mes gyvenam tokioj šalyje, kur mažai saulės, ypatingai žiemos metu, kaip juokiasi čia kažkas, tai gal tai yra ir tiesa, kad sausio mėnesį buvo 5 valandos saulės Lietuvoje. Ne? Tai įsivaizduokim, kaip mes jaučiamės. Atsikėlėm iš ryto, atrodo viskas kaip ir gerai, bet pasižiūrėjom į gamtą ir žiūrim, kad lietus lyja, debesis apsiniaukia ir mums nuotaika iš karto prastesnė pasidarė. Jau mums truputėlį stresiukas, ne? Jau to kortizolio kiekis didesnis. Arba mes, pavyzdžiui, neišsimiegojom, atsikėlėm ryte pavargę, nuotaika prasta, irgi kortizolio kiekis didesnis. Tai tas pakeitimas gali būti tai, kad mūsų nukritęs taip pat yra serotonino kiekis, kurį mes galim suaktyvinti ir pakelti. Tai vienas iš tokių puikių priemonių, jų yra keletas, bet viena iš tokių puikių priemonių, tai yra toksai afronas. Aš su juo dirbu jau ilgus metus, jisai šafrano purkų ekstraktas. Jūs turbūt žinote tokią šafraną, gelelę, vieną iš brangiausių pasaulio prieskonių. Iš tikrųjų, netgi ir Lietuvoje auga, tai vadinasi krokai. Krokų satyvus, krokai, kur pavasarį skleidžiasi gelelės. Tiesa, dėl saulės nebuvimo jos Lietuvoje neturi tokių gydomųjų savybių. Reikia aktyvios, kaitrios saulės ir dažniausiai tai yra Irane arba Ispanijoje, Indijoje yra surenkami tie krokų, tie piestelės, matote nuotraukų skaidrėje. Ir jie tikrai turi fantastinės savybės, jie atstato tą serotonino ir dopamino kiekį mūsų organizme. Ir kai jisai atsistato, mes pradedam geriau jaustis. Tada sumažėja to kortizolio, to streso hormono kiekis mūsų organizme ir mes tampame nuotaikingesni, žvalesni, gerėja miegas, o kai miegas gerėja, geresnis rytas būna iš karto, mes geriau jaučiamės, geriau prasideda diena. Viena moteris yra pasakojus, sako, važiuoju autobusu ir suvalgius to afrono, to šafrano ekstrakto, sako, toks vaizdas, kad debesis nuplaukė ir saulė išlindo. Tai yra fantastinis toksai pojūtis. Kitas, vakar kalbėjausi su vienu kolega, kuris gyvena šiuo metu Ukrainoje, Kijeve, jisai ten darbą dirba. Ir sako, mes jau prie tų garsų, prie tų sirenų jau pripratom, atrodytų, jau nestresuoju, bet matomai pasąmoniai vis tiek tas stresas ir vis tiek ta įtampa yra jaučiama. Ir sako, man tiek prastas miegas buvo, aš negalėjau niekaip išsimiegoti. Tai vat panaudoja tą šafrano ekstraktą, tą afroną,
fantastiškai pradėjo miegoti ir sako, nu, žmonai skambinu ir sakau, gal čia kokia placebo yra, bet sako, klausyk, aš naktį savęs tai nekontroliuoju, kaip tas placebo gali būti. Sako, mano tai laikrodis rodo, kad aš gilesnis miegas buvo ir jį geriau užsimiegojau. Tai va, tai visgi tikrai viena iš tokių labai gerų priemonių, jeigu kartais kažkam tai reikės, tai galėsite užklausti, duos mano kontaktą, galėsit gauti. Sureguliuoja serotonino, dopamino kiekį organizme, mažina jaudulį, mažina nerimą, mažina stresą, gerėja miegas, gerėja dėmesys ir koncentracija. Ir kadangi man labai patinka gilintis giliai, tai vat yra keletas mokslinių studijų, kur parodyta, kad tas šafrano ekstraktas, jisai mažina nerimą, mažina depresinius simptomus, natūralus yra, per kurio nepriprantama, kuris nėra toksinis. Nes kai kurie augalai mūsų mityboje esantis, mes žinom, ten valerijonas, pavyzdžiui, ir panašiai, jie truputėlį mus mygdo, mes negalim tada vairuoti, mes negalim taip aktyviai veikti, aktyviai dirbti, nes jie ramina, slopina mūsų nervų sistemą. O šitas ne, jisai neslopina nervų sistemos, jisai tą nukritusi serotonino ir dopamino kiekį atstato į normą, tada sumažėja kortizolio kiekis ir mes gerai jaučiamės. Ir tokiu būdu ta funkcija šito augalo, šitos gėlelės, jinai yra tikrai labai puikiai. Kita studija parodė tikrai puikią nuotaikos pagerėjimo. Gerėja nuotaika, mažėja nerimas, gerėja nuotaika. Tai irgi tas pats šafrano ekstraktas iš tikrųjų turi unikalias savybės ir tikrai viena iš tokių puikių priemonių, kur galima būtų reguliuoti ir norą maitintis, nori sumažinti tą emocinio valgymo poreikį. Nes per savo jau tikrai ne vienerius metus, o ilgesnius metus susidūriau su tokia, kaip nuslopinti norą tą tokį valgymą. Tai visų pirma, psichologiškai, emociškai reikia, kad žmogus gerai jaustųsi. Tai vienas iš pirmųjų žingsnių, ką mes turim padaryti, tai turim gerai jaustis psichologiškai, turime mes duoti tam tikras medžiagas, kurios reguliuoja tos hormonus. Tai vat vienas iš tų tokių medžiagų, kurios galėtų būti kiekvieno iš mūsų tokiam racione. Ne? Na ir tada, jau jeigu mes sakom, pradėjom vis tiek valgyti, reikia mums suvokti vieną labai svarbią dalį, kad itin perdirbto maisto vartojimas iš tikrųjų sukuria mums problemas, jeigu tai jisai yra dažnas. Jeigu jisai tik tai per šventes, jokios problemos nėra, bet jeigu jisai yra mūsų kasdienybei, yra iš tikrųjų didžiulė problema. Ir mano visose paskaitose, kas dalyvaujate, matote šitą skaidrę, jinai yra ypatingai aktyvi. Ir ypatingai svarbi, nes mums reikia žinoti, nuo ko mes prisidarom problemų savo. Jeigu mes nežinosim, dėl ko atsiranda mūsų gyvenime problemos, mes negalėsim nieko pasikeisti. Tai mes tai turime žinoti. Itin perdirbtas maistas, aukštoj temperatūrai paruoštas maistas turi labai daug aktyvių kancerogeninių junginių. Galutinių tiek riebalų skilimo produktų, tiek ir cukraus skilimo produktų. Tai reiškia, ką reikia daryti? Mažiau kepti riebaluose maisto, mažiau valgyti kepto maisto riebaluose. Aišku, jis vienas iš skaniausias. Bulvytės fri, kur vaikai ypatingai daug nori ir daug valgo. Visokie paskrudinti skanūs dalykėliai, traškus jie būna gražiai išvaizdus. Kadangi jie yra daryti riebaluose, jie skanesni yra. Ir žodžiu, kartu su tuo didesniu kiekiu riebalų mes gaunam daugiau kalorijų. Gaunam daugiau svorio savo, prisidedam ir jeigu mažai dar sportuojam, mes turim problemėlių. Ir kitas dalykas, tiek cukraus ir tų riebalų skilimo galutiniai produktai, jie labai kancerogeniški. Jie greitina mūsų senėjimo procesą ir sukuria uždegiminį procesą. Dėl to itin perdirbtą maistą valgom tik per šventes, ne kasdien. Susitarim. Keliaujam toliau. Kas atsitiko tame maiste? Mikronutrientų trūkumas, skaidulinių medžiagų trūkumas, cukraus ir druskos perteklius, tai yra visą laiką, sočiųjų ir omega-6 riebalų perteklius ir daug kalorijų. Tai va šitos visos žalos mes pasidarom savo patys, savo rankelę, tai turėtumėm pagalvoti, kad kita rankelė turim kažką pagerinti savo. Nes šitos žalos priveda mus prie viršsvorio ir priveda prie nutukimo. Turime blogą savijautą. Na ir iš pat pradžių tas maistas nukeliauja į mūsų visą virškinimo traktą. Ir tenai mums sukuriamos yra pagrindinės žalos,
O galbūt teko girdėti, kad mūsų žarnyne yra labai tamprus ryšys tarp žarnyno ir mūsų nuotaikų, tarp žarnyno ir mūsų psichologinės būsenos. Tai yra tiesioginis, nes tam tikri hormonai per tokį neurus vagus, toksai nervas, jisai nukeliauja ir nuneša mūsų medžiagas į nervų sistemą, į smegenis ir tada mes blogai jaučiamės. Jeigu mes blogai jaučiamės, prasideda problemos su mūsų virškinimu, su žarnynu. Ir jeigu prasideda problema su žarnynu, mes po kažkiek laiko pradedam blogai jaustis. Tai yra ciklas, tai yra toksai ratas, kurį mes su maistu įtakojam labai stipriai. Na ir čia šitoj skaidruoliai matote, kad šių laikų mytyba, kurioje yra daug sočių riebalų, daug cukraus, daug perdirbtų maisto produktų, daug degimo, kancerogeninių junginių. Jeigu dar vėliau dasideda ir alkoholis pas kai ką, jeigu įsideda dar ir toksinės medžiagos įvairios, prasideda žala mūsų žarnynui. Keičiasi mūsų bakterijų santykis, mūsų bakterijų sudėtis žarnyne, dėl ko atsiranda neurodegeneracinės ir ligos. Ir nuotaikų svyravimai atsiranda. Ir tas psichologinis valgymas, jeigu mes tą ciklą savo kartojam pavalgymo ir to maisto, kuris sukuria tokią žalą, mūsų žarnyno sudėtis keičiasi ir mažėja gerųjų bakterijų kiekis. Ir tada mes dar labiau po kažkiek laiko pradedam blogiau jaustis. Patys susikuriam tokį ciklą ir tik patys galim išeiti iš jo. Ir iš to ciklo galim išeiti davę kitokio maisto, turinčio daug skaidulų, turinčio mikromedžiagų, tai yra daug daržovių, daug grūdinių kultūrų. Mes galim turėti kuo natūralesnius produktus, kad tai būtų natūrali mėsa, natūrali žuvis, riešutai. Tai yra namuose ruošti produktai. Ir aš visą laiką rekomenduoju, kad tas maistas kuo daugiau jisai būtų ruošiamas namuose ir kuo mažiau yra perkamas labai patogiomis priemonėmis, kur atveža jum kurjeris į namus ir jums nereikia nieko rūpintis. Arba, pavyzdžiui, nusiperkate jau paruoštą gatavą produktą parduotuvėje ir vėliau jį tik tai pasišildo. Tai geriau jau užtruktikite laiko ir pasiruoškite namuose, vėlgi tai galbūt bus meditacija. Paruošti savo namuose kažkokį tai skanėstą savaitgaliais, pavyzdžiui, pyragą, tai vėlgi savotiška meditacija. Vėl jūs užtrunkate laiko, kai mažiau galvojate apie savo rūpesčius ir vėl jūsų emocinė būsena gerėja. Taip, kad tai yra irgi vienas iš būdų, kaip gerinti savo savijautą, savo emocinę savijautą. O dabar apie tą gerojo žarnyno, smegenų ir žarnyno tą tokią sąsają, kuri labai yra svarbi. Prebiotinės skaidulos. Yra medžiagos, fruktooligosacharidai, fos tokios skaidulos, inulinas, beta-gliukanai iš avižų, atspariai krakmolai. Mūsų gaubtinė žarna, kurioje virškinamos mikromedžiagos, kurios mūsų organizmui labai svarbios, mūsų smegenų veiklai labai svarbios, jos turi pakliūti per mūsų žarnyną. Jeigu mūsų žarnynas turi problemų, tos medžiagos nepakliūna. Ir jeigu mes gaunam šitų 4 prebiotinių skaidulų, mūsų žarnynas mums atsidėkoja. Mažiau kaupiasi dujos, susireguliuoja žarnyno bakterijų balansas, gerėja nuotaika, gerėja dėmesys ir koncentracija, reguliuojamas taip pat ir cholesterolio kiekis. Svorio kontrolė taip pat prebiotinės skaidulos turi. Taip pat jos turi ypatingai didžiulį vaidmenį. Ir čionais yra parodyta skaidrėje tos 4 pagrindinės skaidulos, kur jos yra. Tai pavyzdžiui, fos skaidulos. Tai yra pačios greičiausiai pamaitinančios mūsų bakterijas. Tai yra vaisiai, daržovės esančios skaidulos. Inulinas. Tam tikri šakninės daržovės. Gerina ir kalcio įsisavinimą, kaip matote. Tai yra ir dumbliuose tam tikrose irgi esančios skaidulos. Tai yra labai svarbi, kuri kontroliuoja ir pagerina ir cholesterolio kiekį mūsų organizme. Viena iš tokių labai svarbių skaidulų. Beta-gliukanai, imuninę sistemą labai aktyvuojantis, esantis avižose, esantis grybuose, esantis fermentuotuose produktuose įvairiuose, ar tai būtų kombuča, ar tai būtų sula, ar tai būtų kažkoksai tai fermentuotas gėrimas
pieno, jogurto, kefyro ar panašiai. Taip kad vienas iš tokių labai svarbių. Ir atsparieji krakmolai, kurie paskutinėme žarnyno etape, kaip va čia matote, 4-ajame žarnyno etape, tai yra iš žalių nedanokusių bananų, pavyzdžiui. Ne? Iš fermentuotų, iš krakmolingų produktų. Yra toksai, procesas vyksta, kai mes, pavyzdžiui, bulvę išverdam, jinai turi krakmolo daug, bulvė žalia, ne? Išverdam, jeigu mes ją taušinam, tą bulvę, keičiasi krakmolo sudėtis, jinai tampa kaip skaidula, atspariuoju krakmolu ir tokiu būdu prisideda prie mūsų sveikatos, o ne tiesiog padidina greitai kraujyje insulino, cukraus kiekį. Taip kad tai yra, tikrai ypatingai svarbios skaidulos, kurios pagerina mūsų žarnyno veiklą. Ir aišku, tinkamai maitinantis, kiekvieną dieną mes įtakojam ne tik savo tą fizinę, kaip matot, gerovę, bet ir tą psichologinę savo būseną. Tai rekomenduojama visą laiką natūralius fermentuotus produktus valgyti, ruošti juos namuose, liesesnius baltymus gauti, tai reiškia, jeigu mes norim rinktis mėsą, geriau liesą mėsą rinktis, ne riebę mėsą. Taip pat labai svarbu ir omega riebalų rūgštis, žemo glikeminio indekso produktai, tai yra mažiau cukraus, ypatingai to fermentuoto cukraus, kad to greito, saldžių gėrimų kuo mažiau mes vartotumėm, kuo daugiau vandens gertumėm, arba tiesiog natūralių kažkokių tai arbatų. Ir aišku, kad tų perdirbtų maisto produktų, sočiųjų riebalų ir tų degėsių kuo mažiau mes gautumėm savo mityboje. Tai yra labai labai svarbu. Ir sutvarkę savo žarnyno veiklą, mes turime suvokti, kad mūsų psichologinė būsena visgi priklauso tiek ir nuo žarnyno, bet ir taip pat ir nuo mūsų smegenų veiklos. Tai jeigu mes žinom, kad mums reikia smegenų veiklai pagerinti, o mano pagrindinė veikla ir yra, kad aš ieškau, kokios maiste esančios natūralios arba gamtoje esančios natūralios medžiagos įtakotų teigiamai mums, suteiktų poveikį skirtingiam efektam. Ne? Jeigu mes šiandien kalbame apie emocinę būseną, viena iš svarbiausių tai mums duoti sveikatai, smegenų sveikatai gerinančias medžiagas. Tai yra viena iš svarbiausių, tai yra omega-3 riebalų rūgštis. Jinai yra, kaip žinote, tiek ir augaluose, sėklose tam tikruose, riešutuose, augalinės kilmės, tiek yra taip pat ir jūrinės kilmės. Ir čia yra labai svarbu, kad laukiniai jūriniuose produktuose, kaip krevetės, dumbliai, jūrinė žuvis riebi, yra būtent omega-3 riebalų rūgštis. Ir ypatingai jūrinės kilmės mums labai jos svarbios. Gerina nervinio impulso perdavimą. Tai reiškia, mūsų tas impulsas, kuris mums priėmus kažkokį sprendimą nusklinda link paskirties to taško ar link rankos, ar link virškinimo, kad jisai gerai keliautų. Ar mes tiesiog reakcijos mums reikia geros. Visą tai reguliuoja omega-3 riebalų rūgštis. Ir jos ypatingai yra svarbios ir ypatingai mums reikia žinoti, kokį kiekį mums mityboje mes jo turim. Ir jeigu mums jo trūksta, mes galim pasidaryti tyrimus ir nustatyti, kiek mums tiksliai trūksta. Taip pat omega-3 riebalų rūgštis jos labai svarbios metabolizmui. Ir štai vėl, jeigu mes jau prisivalgiam, emociškai, jeigu mes jau turim viršsvorio, labai dažnai ta mūsų medžiagų apykaita yra sutrikusi. Ir omega-3 vaidina labai vieną svarbią funkciją. Jinai atstato mūsų ląstelės sienelės membraną. Mūsų tą apvalkalą, kuris kontroliuoja tą metabolizmą, medžiagų pakliuvimą ir medžiagų pasišalinimą iš mūsų tiek ląstelės, tiek mūsų organizmo. Tas metabolizmas, jisai turi didžiulę įtaką. Ir viena iš svarbiausių, ką mes turėtumėm padaryti, tai sureguliuoti tą santykį normą. Taip, kad ir tai daro omega-3 riebalų rūgštis. Kitos medžiagos, kurios labai svarbios vėlgi mūsų gerai savijautai, gerai nuotaikai, tai yra geležis. Mes žinom, kad deguonies pernešimui labai svarbus yra hemoglobino, tokios molekulės elementas yra geležis. Labai dažnai trūksta geležies. Kaip aš sakau, pakelkit moteris, kuriuom netrūksta geležies ranką. Labai dažnai, kam trūksta geležies. Man per daug. Kam trūksta geležies yra vienas labai svarbus dalykas. Jūs turite problemų su žarnynu, su virškinimu. Nes jeigu mums neįsisavina geležis,
mes turim problemą su virškinimo sistema. Mūsų tos bakterijų santykis yra ne normoje. Mums reikia reguliuoti ir pradėti, mes galime, aišku, gerti tos geležies preparatus. Juos svarbu praturtinti mūsų mitybą, jeigu mums jų trūksta. Bet mums svarbiausia sutvarkyti virškinimo sistemą, kad jinai gerai funkcionuotų ir tada iš to maisto, kurį mes suvalgom, ta geležis pradės įsisavinti. Maistas, kaip matote, mėsa, špinatai, pupelės, kas vegetarai, kas veganai renkasi augalinės kilmės, kas visavalgiai. Ir taip pat tie antriniai produktai mėsos, tai yra kepenys, širdis, inkstai ir panašiai. Tai jie turi daug geležies. Kartais aš juokauju, sakau, jūs tada vynį surūdijusių pačiulkit ir irgi gausit geležies. Aišku, juokais. Tai va, tai irgi labai svarbu, nes išnešiojamas deguonis. Jeigu mes blogai jaučiamės, kaip aš visą laiką sakau, greičiausiai sutrikusi kraujotaka. Ir tada kraujas nenuneša į smegenis pakankamą kiekį deguonies ir tada nenuneša pakankamą kiekį mikromedžiagų ir tada jūs blogai jaučiatės. Tai reikia gerinti kraujotaką ir gerinti įsisavinimą medžiagų, kad susitvarkyti žarnyną visą veiklą. Taip, kad keliaukim prie kito elemento, kuris labai svarbus taip pat smegenų veiklai, tai yra B grupės vitaminai. Nepaslaptis, taip, žinote, kad mums labai svarbus yra B grupės vitaminai, jie dalyvauja tiek ir energijos įsiskirime, taip pat jie ir nervų veikloje, pažinimo funkcijose labai svarbus, yra tiek ankštinėse kultūrose, tiek žuvyje, tiek yra vaisiuose tam tikrose daržovėse, matot, netgi nupiešta. Ir taip pat yra jisai būtent serotonino gamyboje labai svarbus. Taip, kad norint gauti daugiau serotonino, geriau laimės hormono to, kokį maistą reikia valgyti, kuris nupieštas. Paprastai labai, ne? Daugiau ankštinių kultūrų, daugiau žuvytės, riešutukai, avokadai, bananai, bulvės, špinatai ir taip toliau. Tai yra kompleksas visų medžiagų. Ir mes juos ruošiame namuose. Taip? Pagrindas. Visi pritarė, labai gerai. Valio, aš labai džiaugiuosi. Vitaminas D. Labai svarbus tiek imuniniai sistemai, tiek uždegiminiam procesam, tiek kraujotakai, tiek kalcio įsisavinimui. Labai svarbus mūsų neuronų gyvybei. Mažiau žūsta. Smegenų atrofijai, smegenų uždegiminiam procesam vitaminas D, taip pat kaip ir omega 3 kompleksas, kaip aš sakau, tai yra šeima, tai yra grupė, ko labai reikia visiems mums. Ir yra keletas tokių, ką mums visą gyvenimą reikėtų papildomai gauti, ypač gyvenant Lietuvoje, tai yra vitaminas D ir omega 3. Būtinai papildomai, nes nesuvalgom ir negaunam iš saulės tiek, kiek mums jos reikia. Tai mes praturtinam savo. Vėlgi, yra truputėlį maiste šito vitamino, bet su maistu taip jį sunku įsisavinti ir taip jo labai mažai įsisavina, kad suvalgius kepsnį žuvies, maždaug apie 150 gramų kiekvieną dieną žuvytės jūrinės, mums įsisavina tik tai keliolika mikrogramų. Labai mažas kiekis. Tai mums geriausia yra su natūraliais papildais gauti ir galima juos nusipirkti, įsigyti. Na ir aišku, visa grupė vitaminų, mineralų, antioksidantų, kurie svarbus mūsų visom kūno funkcijom, taip pat ir smegenų veiklai, ir nuotaikai pagerinti. Tai yra mikroelementai, kurie yra visose mūsų daržovėse, vaisiuose, uogose, sėklose, riešutuose ir visur kitur. Mūsų lėkštė turėtų būti įvairiaspalvė. Tas spalvos turėtų tiesiog mirgėti ir kiekvieną kartą keistis. Ir stengtis, kad tas maistas būtų vis įvairesnis, vis labiau pasikeitęs savo tiek išvaizdą, tiek savo spalvomis. Kad mes neturėtumėm tokio vieno įpročio. Aš valgau tik bananus, daugiau nieko nevalgau. Aš valgau tik pomidorą, daugiau nieko nevalgau. Mums reikia įvairiapusiško to maisto. Tai mums reikia jo įvairaus ir mums reikia jį kiekvieną kartą vis savo lėkštėj, kiekvieną dieną po keletą kartų turėti būtinai. Tai va, ir visą tai mes galime kontroliuoti. Visą tai mes galime naudojantis kraujo tyrimais kontroliuoti. Yra įvairūs tyrimai, kurie būtent ir nustato trūkumą. Jeigu yra trūkumas, yra galimybė padėti. Jeigu trūkumo nėra, reiškia, ir nieko nereikia padėti. Aš pats bendradarbiauju su tam tikra laboratorija, Vitas laboratorija beje, va čionais yra, kurie atlieka kraujo tyrimą,
kuris parodo tiksliai tau, ko reikia. Tai jeigu kartais kažkam tai yra noras pasidaryti tokius tyrimus, o tų tyrimų yra keli, tiek vitaminui D, tiek omegom tyrimai, tiek mikroelementam, pats konsultuoju keliose klinikose, tai vat galima per GOK kliniką, grožio odontologijos kliniką, esantį Žalgirio 94 Vilniuje, kreiptis, užsiregistruoti pas mane, Joną Lapinską, dietistą, ir tenai mes darom tos tyrimus, galima bus surasti. Ir pasidaryti. Na ir vėliau pasidarius tyrimus, mes tada jau duodam tikslės tiek mitybos rekomendacijas, ko trūksta, pasižiūrim, kaip atnešti su maistu ir kaip atnešti su papildoma medžiagom, kurias jūs natūralias galite gauti. Na, o toliau yra du keliai. Yra apsisprendimo kelias. Tos svarstyklės mūsų gyvenime. Visą laiką jos yra, mes nuo jų negalim niekaip pabėgti ir tai yra mūsų pasirinkimo laisvė. Ir dėja, kartais mes pasirinkam vieną kelią, kartais kitą kelią, kaip ir minėjau, dažniau turėtų būti tas kelias, kuris sveikesnis ir tinkamesnis maistas jame atsirastų. Na, o tos šventės, aišku, jos mums reikalingos. Ir pačios maitinimosi rekomendacijos. Pagrindinė maitinimosi rekomendacija, ką aš labai rekomenduoju, tai yra viena iš tokių natūraliausių savo paruošto maisto raciono turėjimas. Tai yra ta viduržemio tokia jūros mityba, kurioje dominuotų daug daržovių, 2/3 daržovių lėkštėje, 1/3 baltyminio maisto, arba 1/4 netgi baltyminio maisto. Tai yra, ar ten būtų mėsa, ar ten būtų žuvis, ar ten būtų pieno produktai, ar kiaušiniai, ar dar kažkas. Ir kad kiekvieną dieną mūsų racione dalyvautų ankštinės kultūros. Kai kurie žmonės pamiršta, kad yra dar ir ankštinės kultūros, kurios taip pat turi labai daug mikromedžiagų, labai daug skaidulų, kurios labai gerina mūsų tiek žarnyno veiklą, tiek mūsų bendrą organizmo funkciją, tiek bendrą mūsų savijautą. Matote, surašytos visos rekomendacijos. Viena iš tokių dar yra labai svarbių rekomendacijų, norint irgi pagerinti tą emocinę būseną, vandens vartojimas. Mes turim nepamiršti, kad mums reikia išgerti vandens. Ir atrodytų, taigi labai paprasta, aš išgėriau vandens. O kiek tiksliai išgėrėte vandens šiandien? Kiek stiklinių vandens šiandien išgėrėte? Gal 1, 2, gal 3, 4? Paskaičiuota, kad vidutiniškai mes Lietuvoje išgeriame pagal statistiką apie 4-5 stiklinės vandens, o rekomenduojame 8. Ir priklausomai nuo to, kaip mes aktyviai gyvenam, jeigu mes daug sportuojam, mums reikia daugiau. Jeigu mes šiltoj patalpoje gyvenam, mums reikia daugiau. Jeigu pas mus šildymas patalpoje žiemos metu, ne, mums reikia daugiau. Ir kartais atsikeli ryte ir jauti, kad tavo gleivinė išdžiūvusi. Tai rodo, kad organizmas tavo hidratuotas, kad jisai išsekęs, kad reikia daugiau drėgmės, daugiau vandens. Tai vat, vienas iš tokių labai svarbių rekomendacijų, tai aišku, yra didesnis vandens kiekis. Na ir kaip matote, surašytų jų yra daugiau, kas norėsite, sustabdysite, atsisuksite šitą įrašą ir pasiskaitysite, aš galbūt neminėsiu, bet tas maisto racionas turėtų būti įvairus. Turėtų būti besikeičiantis, turėtų būti truputėlį toksai įvairesnis, neužsistovėti ant vieno kažkokio tai įpročio. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – emocinio valgymo. Jeigu mes, labai dažnai emocinis valgymas vyksta tada, kai mes nekontroliuojam pačio proceso. Mums reikia jį kontroliuoti. Kaip kontroliuoti valgymo procesą? Visų pirma, pasigamina maistą ir tada televizorių, radiją, mobilų telefoną, laikraštį, knygą, viską dedam į šalį ir mes turėtumėm susikoncentruoti į maistą. Ir mes tada pavalgom, atsisėdam ir valgom. Nežiūrim mobilaus, nežiūrim filmo, neklausom muzikos, tiesiog susikoncentruojam. Nekalbam su draugais kažkur tai. Tiesiog susikoncentruojam į maistą. Kodėl? Tie visi pašaliniai efektai mūsų nervų sistemą išjungia, mes nebekontroliuojam, ką mes įsidėjom į valgą. Mes kartais netgi neatsimenam, ar mes valgiam šiandien ar ne, jeigu taip įvyksta, kad mes skrolinam mobilų, žiūrim, kas jame tenai yra ir kažką tai valgom, mes nebekontroliuojam, kiek mes suvalgiam to maisto. Dažniausiai mes pradedam valgyti per didelį kiekį, nes mūsų smegenų veikla nesusikoncentruoja į tą maisto davinį. Ir žymiai mažiau maisto pradedam valgyti, jeigu mes koncentruojamės į tą maistą. Ramybės būsenoje atsisėdam ir pavalgom. Tai yra toks dar vienas būdas, kaip galima kontroliuoti tą emocinį valgymą.
Ir tada mažiau to maisto įsidedam savo į burną. Tai yra tokia rekomendacija. Ir aišku, tinkamesnis tas užkandukai. Jeigu jau norisi tame emociškai truputėlį kažką tai pakramtyti, reikia pagalvoti, ką galėčiau tokio tinkamesnio suvartoti. Aišku, dažniausiai tai bus tas, kas yra pas jūs namuose. Tai reiškia, mes turime eidami į parduotuvę galvoti, ką man pirkti tokio, kad aš vėliau, jeigu užsimanysiu valgyti, suvalgyčiau. Nes jeigu jūs parduotuvėje prisipirksit saldainių, tai 100% suvalgysit saldainius. Jeigu prisipirksit morkyčių plautų arba ten kažkokių tai uogų, kažkokių tai ar vaisių, tai jūs suvalgysit tos vaisius. Taip kad tie sprendimai priklauso nuo mūsų pačių. Mes juos kontroliuojam, mes juos įtakojam ir mes esam savo tų sprendimų šeimininkai. Niekas kitas daugiau. Taip kad kiekvieno linkiu, kad būtumėt savo šeimininkais. Ačiū Jums. Na, o kas labai žingeidus ir norite pasiskaityti literatūros, prašome, yra ir literatūra, kurią šiandien naudojau savo pranešimui. Ačiū labai.